darom registraciją ir visiems rodysim. Ką pirmiausia, mano referalinė patikrinė, elektroninis paštas yra arba būna loginas, bet ir vardas pavardė. Ir tada keičiam šalį. Dabar pirmiausia, ieškom Lietuvos, pasirenkam. Save, taip spaudžiam. Ir dabar palauk, dabar neskubėk, ne į parduotuvę einam, ne į parduotuvę. Eik truputėlį į viršų, man dabar reikia join, paspausk join viršui. Ir šitą continue to, čia jeigu rusų kalbą nusistatytume, tai būtų соединить. Ir va, kai mes šitą dalyką paspaudžiam, tada mums pasirodo, mes kaip partneriai, registraciją darom, kaina pasikeičia $50. Jeigu mes eitume iš karto į parduotuvę, vat kaip tu ten šuo buvo, ne? Ir jei būtum paspaudus, mums būtų pilna kaina. Galim paimti ir parodyti. Shop, eik. Vat. Matai? Iš karto pilna kaina. Mes tada kaip pirkėjai perkam. Tai dabar join, taip. Kodėl čia tu esi? Kodėl aš čia esu? O kodėl ne aš? Todėl, kad ten rašo, kad tu po šitų žmogum pasiregistruosi. Ir dabar renkiesi, ką nori. Šitoj vietoj turiu, paik į apačią, aš parodysiu ir pakomentuosiu. Vat matai, pačioj pradžioj po vieną produktą buvo, dabar po 2 produktus yra, vat, 2 purškiukai, 2 šitie arba atskirai. Registruojantis pirmą kartą, reikia rinktis atskirai produktais, vat į viršų paik, ne paketais, bet atskirai produktais. Bent jau taip Anglijoje buvo, nes man niekaip nepavyko nusipirkti, prisiregistruoti iki galo nueit, kai aš norėjau nusipirkti 2 purškalus odai iš karto, kuris apačioje yra. Paskui, kai aš padariau vieną kartą, šitą įsidėjau už 50 į krepšelį, antrą kartą įsidėjau, viskas praėjo taip, kaip priklauso. Tai dabar įsirink, ką tu norėsi. O kas čia yra? Čia purškalas veidui, ne? Taip, čia odai, čia odos priežiūros. Odai. Šitas? O šitas yra tas skalavimo skystis, kur mes minutę skalaujam ir praryjam. Čia į vidų. Skalaujam burną? Taip. Ir praryjam į ką jis da. O tai čia tas ir yra su tais... Jie abudu su tais yra, jie yra abudu su tais peptidais. Kaip jisai vadinasi? Glutatijon. Kaip ten pabaiga lietuviškai mes dar nežinom. Jie abudu yra tokie ir, odos priežiūrai, odai, va čia va vietoj kremų ir vietoj kaukių šitas purškalas. Šitas, aha. Taip. O tas yra vidų tvarkyti, nes šiaip tai visumoje mes žinome, kad oda atspindi mūsų visas ligas, viskas per odą išlenda ir pasimato. Vidaus produktas, jisai ir valo, detoksikuoja kartu ir kartu tvarko mūsų realiai visą sistemą, pradedant nuo žarnyno ir visais vidaus organais ir baigiant imunitetu. Nes kaip sako, jeigu yra sveikas imunitetas, tai jokia liga neprisikabins. Tai dabar turi apsispręsti, ką tu nori. Tai ir tą reikia. Tada spausk vieną kartą ant vieno, taip pridėti ir vieną kartą čia. Jau tu susispaudai. Tiesa, dar šitoj vietoj noriu pasakyti, kai mes darom pirkimą ir visokias duomenų pildymus, būtinai reikia įsijungti originalą kalbą, tai yra anglų kalba, nes mes galime apačioje, jeigu paeisim, yra persijungimas kalbos, tai čia gal tik pasiskaitimui daugiau, ten keletas kalbų galim įsirinkti, tame tarpe rusų. Bet su rusų kalba, kai mes įsijungiam ir jeigu mes darom slaptažodį, tai tada, žodžiu, ten nesigauna su tuos slaptažodžiu, niekaip jo nepriima. English, pasižiūrėk kampukę, dešiniai pusėje pačioj. English, taip. Rusų.
Aha, gerai, sujudinyti, kaip tik čia ir padarėm. Tai dabar eik vėl persijunk anglų kalbą. Ir dabar spausk ant vežimėlio kazinkos. Taip, checkout. Ir va čia va dabar mes pildom visus savo duomenis. O čia kas? Čia yra, jeigu nori antras vardas, bet tai nebūtina. Telefonas jo pataisom. Patikrinam viską. Gerai, save spaudžiam. Einam į apačią. Ir dabar loginas. Daryk anglų kalbą ir įvesk save, kaip pavadinsi. Ir dabar slaptažodis. Slaptažodį turi įeiti ir didžiosios, ne mažiau 8 simbolių, didžiosios raidės, mažosios, skaičiai ir simbolis koks nors. Kiek čia turi būti? 8, ne? 8, ne mažiau, taip. Gerai, dabar keliaujam. Process to payment, mokėjimas. Taip. Ir dabar tau atrodo 127 eurai. 60. Matai? Konvertacija rodo. Taip, dabar kortelė reikia, ne? Taip, dabar yra kortelės duomenys, tai yra numeriukas, iki kada galioja ir CVV kodukas. Vardas, pavardė ir mokėti. Spausk mokėti, laukiam, apdorojama. Tuoj pažiūrėsiu, čia man skaičiavo ar ne, viskas. Sveikinu, Birute, tu pirma mano komandoj. Ką, dirbsim? Pas tave irgi ateis greičiausiai rytoj, o gal dar ir šiandien, žinutė iš DHL. Vat ir pasižiūrėsi, kad pas tave bus parašyta, kada pas tave produktas ateis. Būtinai man pasakyk, kaip per kiek laiko pas tave bus parašyta. Paprasta buvo registracija ir pirkimas, Birute? Gana paprastai. Tikrai gana paprastai, iš viso paprastai. Lengvai randama. Taip, labai viskas paprasta, labai viskas suprantama išdėstyti. Tai ką, Birute, mes kviečiam visus į savo komandą. Junkitės, būsit gražūs, kaip ir mes. Ilgai gyvensit, produktai superiniai. Nes taip išeina, kad tik tais, kiek čia Lietuvoje, tik kelios savaitės, kai prasidėjo registracijos šitos kompanijos, gal kartais kažkas ir anksčiau jau buvo girdėję, bet nebuvo tokių kaip masinių registracijų, kaip dabar. Kodėl masinės? Todėl, kad produktai yra labai geri, su naujom technologijom pagaminti ir duoda labai greitai rezultatus. O mes su Birute, kadangi pirmos mūsų komandai užsisakėm, būtinai pasidalinsim savo rezultatais, duosim ataskaitas. Tai, Birute? Taip. Gerai. Tai ką, viskas visiems ate. Viso. Iki susimatymo. Jo, iki susimatymo visiems.